Labas rytas Lietuva. Dabar yra po 10:05, 6 ir šiandien eisim 3 ir 4 trasas. Tai dabar einam iki pradžios 3 trasos. Ir šiandien iš viso nueisim 26 km. Taip, tai šiandien mes einam 3 trasą ir 4 trasą. Kaip ir praeitą kartą užsilipom į kalną tam, kad lipti į apačią. Mes išsiaiškinom, kad mes esam kažkur šitoj vietoj ir mums liko dar maždaug 1 surelis atstumo iki pabaigos trasos. Ir mes jau praėjome maždaug truputį daugiau negu 1 surelį. Žiūrint pagal žemėlapį, mes esam kažkur čia, tikriausiai šito. Parašėm Danielius klausė mūsų, ar kažko trūksta, ar kažką paimti. Mes parašėm, kad trūksta tavęs, ne? Ir ką jis atsakė? Kad jūs eisit į mišką. Normalus, karočią, normalus. Esam prie pat pabaigos pirmos trasos. Spėju, čia sustosim, pavalgysim ir lauksim, pakol Danielius atvažiuos. Šiandien, kaip sakiau, valgom troškintą kiaulieną su kruopomis padaže. Ragauk pirmą šaukštą. Neišsteštų. Kiek iš 10? 8 tada bus. 8? 10, žinai, yra Michelin žvaigždutė. Bet šiaip skanus. Nu, aš šitą sausaką... Imk tą fotą. Aš šitą sausaką kokius 6 tačiau... 6? Nežinau, man kad jis skanus buvo. Nu gerai, 7 gal. Praeitas buvo, man atrodo, 8. Nu gerai, jeigu pagal tos standartus, tada sakykim 7. Tas buvo skanesnis. Nu, sveikas atvykęs. Labas. Iš sausekų, lyginu sausekų. Čia 8 tas koks. Bet iš apskritai maisto koks -1 tipo. Išėjom iš savo stovyklavietės. Pasiėmėm šitą klauną su savim. Klauną. Nu ir dabar einam iki pabaigos 3 trasos ir pradžios 4 trasos. Jau matosi ten priekį. Praėjom. Stumdėt namus. Taip, kita trasa bus, va, 4. Eisim taip. Šita trasa yra labai sudėtinga. Girdi, mes nenaudojam telefonų. Ai, mes iš atminties Jo, einam? ne iš atminties, aš turiu žemėlapį.
Malačius, okei, tada bet. Guys, į dešinę. Hello, boss? Yeah, Michael. I have a problem. Yes. Girdi, bet jis čia normaliai pavarė. Kaip lengvai nulipo. O girdi, mes irgi tą patį darom. Davai, aš tave pirmą. Ne. Atrodo rimtesnis takelis. Bu! Ne į tą pusę nusukom, tai dabar einam atgal. Į kurią pusę čia reikia eiti? Į šitą pusę? Ar tikrai? Nes rodo į abi pusės eiti. Tai mes dabar esam čia ir mums liko visai netoli eiti, va, tokie, kiek kilometrus. Above average kažkoks. Nu, truputį above average kilometrus. Jo, ir tada normaliai. tiesiai, ir vėl į kairę, vėliau tiesiai, vėliau Į vėl į dešinę, kairę. į kairę ir tada jau busim ten. Jo, čia kažkur Vilniui. Gerai, viskas, einam toliau. Normalus. Panašus į Justą visai. Mes esam kažkur čia. Dabar suksim į kairę. Pala, mes čia nepasukom į kairę, mums reikėjo pasukti į kairę. Mes praėjom mišką, mes čia esam. Uliu, paskutinė trasa, kai jau prie finišo linijos yra zaibys. Geras jausmas įveikti, žinai, 26 km. Įsikėlus su tokius tikslus. Tai liuks šiaip zaibys patiko. Aišku, paskutinis kilas buvo truputį kankinimasis. Bet va, paskutinį žingsnį tai labai geras jausmas įveikti šią trasą. Tai tiek. Kiek reitina? Kiek reitina? Trasą gal reitinsiu 6, bet Hebra 20 iš 10. Danieliu, ateik, aš tą mikrofoną palaikysiu, aš tau kaip interviu duosiu. Čia mikrofonas, Asilė. Labas vakaras, ponės ir ponai. Man šita trasa visai patiko. Kažkaip labai lengva. Tipo, parašyta sunkiausia, bet man rodos čia penkiametis vaikas galėtų easy praeit. Reikėtų jam tik vežimėlį gerą nupirkti. O apskaitai tai geras experiences.
rekomenduočiau visiems žmonėm. Kažko net ten einu. Aleksandrai sakau ačiū ir Justui, kad palaikė nuotaiką. Reitingas. 6 iš 10. 6 iš 10 paskutinė? Jo. Nu, aš vis dėlto paskutinę trasą 8 vis tiek iš 10 reitinu. Kad ir buvo labai sunki, bet buvo ir įdomi. Aišku, galėjom iki nakties neeit, bet taip jau išėjo, vis tiek fainiai buvo naktį. Pabaigėm trasą, čia koks 100 metrų tikriausiai liko. Ketvirta trasa baigta. Aš nieko. Danielis, patak. Jo. Namo šaltai miegot.